Gerbėmieji, labas vakaras, jūs kanale Vytas skaito Viki ir šiandienos tema – valgomoji bulvė. Valgomoji bulvė – tai bulvinių šeimos kiauliauogių genties augalas, vienametis žolinis augalas 50-120 cm aukščio su kuokštinėmis šaknimis, apatinė stiebo dalis su pažeminėmis palaipomis, ant kurių susidaro įvairaus pavidalo ir spalvos stambus stiebagumbiai, bulvės. Antžeminis stiebas žalias šakotas su negausiais prigludusiais plaukeliais. 5 minutes later. Lapai pertrauktiniai poromis plunksniški. Žiedai po 10-20 susitelkia į viršutinius žiedynus. Vainikėlis baltas, violetinis rausvas. Uoga stambi žalia su daugeliu sėklų kiekvienam lizde. Žydi birželio rugpjūčio mėnesį. Mėgsta lengvą žemę. Bulvė gana plačiai auginama kultūra, kuri Pietų Amerikoje buvo sukultūrinta prieš keletą tūkstančių metų. Žinoma labai daug veislių. Laukinės arba savaiminės bulvės auga Pietų Amerikos Andų kalnuose, kur jos buvo svarbiausias maisto produktas. Nuo senų laikų vietinių gyventojų indėnų auginamos Čilėje, Ekvadore, Kolumbijoje, Bolivijoje, Peru, Argentinoje. Inkų civilizacija augino apie 200 bulvių veislių. Apie 16 amžių bulvių gumbai pasiekė Europą. Pirmasis juos pamatė Ispanijos karalius Pilypas II. Netrukus gumbai pateko į botanikos sodą Nyderlanduose, kurios buvo auginamos ir platinamos kaip dekoratyviniai augalai. Tačiau suprasta, kad augalo gumbai maistingi, gero skonio, tinka mitybai. 17 amžiuje bulvės kaip retai ir rafinuotą patiekalą pateikdavo tik Paryžiuje karaliaus stalui. Skanūs miltingi gumbai pradžioje buvo vadinami triufeliais. Nuo 17 amžiaus bulvės pradės auginti maistui. Tai pirmieji padarė vokiečiai. Brandenburgo burmistras Friedrichas Wilhelmas bulvių auginimą paskelbė nacionalinė pareiga. Apie 18 amžių Prūsijos karalius Friedrichas Wilhelmas II net su kariuomenės pagalba vertė kaimo žmonės auginti bulves. Į Lietuvą bulvės pateko Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Augusto III laikais. Spėjama per Rietavą. Iš pradžių bulvių laukai išplito dvarų žemėse, tačiau netrukus jas ėmė auginti visi žemdirbiai. Bulvių gumbuose gausu įvairių maisto medžiagų. Iki 24% krakmolo, 2% augalinių baltymų, fermentų, įvairių biogeninių elementų, organinių ir mineralinių druskų, kalcio, magnio, kalio, geležies, cinko, fosforo ir šiek tiek proteino, riebalų, ląstelienos, obuolių citrinos ir rūgštynių rūgšties, gausu vitaminų A, B, C, P, folinės rūgšties, karotino. Žaliose augalos dalyse ir pažaliavusiuose gumbuose yra iki 70% nuodingų alkaloido solanino. Kartu su bulvėmis į Europą pateko Kolorado vabalas. Jis išplito labai, kadangi naujoje ekosistemoje nebuvo natūralių jo priešų. Iki šiol nedideliuose ūkiuose Kolorado vabalai rankomis nurenkami nuo bulvių lapų. Iš bulvių gumbų galima pagaminti virš 200 įvairių produktų – etilo spirito, fotojuostų, klijinių medžiagų, plasmasių, acetono, krakmolo, gliukozės ir KT. Jomis šeriami gyvuliai, lesinami paukščiai. Svarbiausia bulvių paskirtis – maistui. Iš gumbų gaminami įvairiausi labai maistingi patiekalai. Maistui tinka tik labai geros kokybės bulvės. Vartoti labai sudygusius ir pažaliausius gumbus pavojinga, nes visose augalo dalyse yra nuodingo glikozido solanino. Ypač daug jo lapuose ir uogose. Suaugusiuose gumbuose solanino yra nedaug ir toks kiekis nepavojingas. Pažaliavusiuose, supuvusiuose ir sudygusiuose gumbuose solanino yra gerokai daugiau. Pavasarį ir vasarą po bulvių odelės susikaupia daug solanino, todėl bulves reikia storai lupti. Suvalgius bulvę su dideliu kiekiu solanino, gerklėje darosi kartu ir ją peršti, ima pykinti. Pradedame viduriuoti, ima dažniau plakti širdis, atsiranda dusulys, traukuliai, o labai sunkiais atvejais netenkamas sąmonės. Dideli solanino kiekiai ardo kraujo eritrocitus ir slopina nervų sistemą. Reikia skubiai kviesti medicininę pagalbą. Bulves laikant vitamino C nuolat mažėja. Pavasarį jo lieka nedaugiau kaip trečdalis. Be to,
jis ilgiau išlieka sveikose gumbose, o sužalotose ir sušalusiose suyra daug greičiau. Kad vitamino C išliktų kuo daugiau, reikia ilgai nelaikyti nuskustų bulvių, virti pradėti verdančiame vandenyje. Kuo greičiau bulvės išverda, tuo daugiau jose lieka vitaminų. Ačiū, kad žiūrėjote iki galo. Kaip matote, bulvė padarė didžiulį kelią, kol atkeliavo iki Lietuvos. Aš eisiu išsikepti bulvinių blynų, pasigaminkite ir jūs kažkas skanaus. Iki kito pasimatymo, iki.